principe, a man kaip sukti dešinį. Nebetoli namų buvo? Nebetoli vas ten. Ar dar kažkaip bandėt reaguoti, stabdyti? Nu, aš bandžiau dar į kairę liktai kažkiek va mašiną pasidavus į kairę. Pirmą juostą važiavau, dar bandžiau kažkaip prieš akis. O kai priėjot prie nukentėjusių, ar dar rodė gyvybę ženklus? Rodė, aš toj čia sustabdžiau mašiną, galvojau, ir 112 klausinėja, kur kokioj vietoj, kaip, ką sakau, techninė mokykla, viskas Taniūno Beržų gatvė. Greičiau, sakau, galvodas pasibaigė. Taip pat sutapo tokia aplinkybė, kad kas antras šviestuvas gatvė dega, ne? Taip va, tas stulpas mėga. Ir taip tam, taip išnyra tiesiog, nu, prieš priekį, va, stiklas dešinį, kaip tik dešinį, kaip trenkėsi žmogus, gal čia va, bortą, va, kažkur, nu, susimušė ir viskas. Dar kvėpavo, dar sako, nu ką, ir paskambino ligonis, sako, nejudikit nieko, ir laukiam ligonis. Dėkui, dar kartą vardą ir pavardę. Eugenijus Kaburskis. Neaiškia asmenybė, nėra dokumentų, ne? Ne, aš nuo to man nieks neaišku. Supratau. Žmogaus, nu kur?